Sveiki, tai šiandien susitinkam pasikalbėti apie nuostatas. Manom, kad tai yra aktuali tema ir turim čia tam tikrų įžvalgų, pastebėjimų. Ir Julija, nuo tavęs norėčiau paklausti, kaip tu patiri tokį dalyką, kad žmonės turi labai labai tvirtus įsitikinimus, labai griežtas nuostatas ir ateina su tuo klausimu pas tave? Taip, iš tikrųjų esu pastebėjusi, kad yra tokių žmonių ir iš tikrųjų man visada kyla klausimas, apie ką mes ir norime padiskutuoti, kad ateina žmonės ir pasakoja savo istoriją ir aš jau kaip advokatas matau, kad tai yra, beviltiška situacija, nelaimėti perspektyvų nėra ir jeigu žmogus bylinėsis, patirs neigiamas pasiekmes, tai yra bylinėjimosi išlaidas, aišku, laikas, emocijos, nervai, visą tai sudėjus iš tikrųjų labai gaunasi didelis minusas visuminė prasme žmogui ir aš apie tai kalbu ir sakau, nerekomenduoju, nematau perspektyvos, gal jūs pagalvokite, gal jums reikia laiko, kažkaip mėginu iš tikrųjų žmogui apie tai pasakyti ir taip, dalis žmonių sako, ačiū, kad jūs čia taip sąžiningai pasakėte, bet yra dalis žmonių, kurie būna su manim ginčijasi ir labai dažnai dabar paskutiniu metu tokia nauja mada dirbtinis intelektas. Jie pasiskaito ir galvoja, tas, atsiprašau, nesakysiu negražaus žodžio, tas advokatas, ten toks. Čia dirbtinis intelektas viską čia pasakė ir pradeda ginčytis su advokatu, kad čia ne taip, kad advokatas ne taip supranta. Arba būna netgi tokios situacijos, kad matosi, kad žmogus labai įsižeidžia, netgi supyksta, kad kvestionuojama jo nuomonė arba jo pozicija, kad jis nori bylinėtis. Ir, esu sulaukusi porą kartų ir neigiamų atsiliepimų viešoje erdvėje, vien dėl to tokio sąžiningo pasakymo, kad tikrai nerekomenduoju bylinėtis. Tai ar gerai girdžiu tave, kad ateina klientas ir tu iš savo tokios ilgos patirties darbinės su savo profesionalumu tiesiog jau matai, kad ta byla nėra perspektyvi, bet žmogus vis tiek laikosi savo įsitikinimu, kad jisai vis tiek eis, gins savo teisybę ir iš to kyla toks labai negražus konfliktas. Konfliktas tai nedažnai kyla, būna tokių situacijų, bet aš tiesiog matau, kad neatliepiu kliento lūkesčių ir kad iš tikrųjų jis turi, aišku, teisę pasirinkti savo poziciją, aš neturiu galimybės jos kvestionuoti ir teisės pagaliau kvestionuoti, kiekvienas mes atsakom už savo gyvenimus, bet man tokia lieka vidinė, toks nerimas, kad, žmogus savo pakenks. Ir man tada visada išėjus tam žmogui vis kyla mintis, o kodėl? Kodėl taip sudėtinga kartais pakeisti savo nuostatas, ypatingai, kai jos yra žalingos? Mano praktikoje tai taip pat susiduriu su žmonėm, klientais, kurie atėję dažnai nori dar kapstytis kažkur praeityje, ginti ten jau seniau pažeistas teises ir galbūt tikrai buvo situacijos, kada laikas buvo ir vieta jas ginti, tačiau praeina tam tikras laikas, kada to daryti tikrai nebeapsimoka. Skolų susidarimo aplinkybės, įvairūs nesąžiningi kreditoriai ir kaip taisyklė, tai pavyksta žmonės atkalbėti nuo bereikalingo beprasmiško bylinėjimosi, ten savo tų teisių gynimo ir judėti tiesiog toliau į priekį su bankrotu ir galiausiai viską pamiršti. Kita pusė yra ta, kad susiduriu su kreditoriais, kurie vėlgi turi kažkokias principinės nuostatas, galbūt ne visai kartais pagrįstas bankrutuojančių asmenų atžvilgių, bankrutuojančių įmonių vadovų atžvilgių ir tokiu atveju, aišku, susitarti nepavyksta dažniausiai ir kartais imasi tie kreditoriai įvairiausių veiksmų, kurie mano nuomonė, matymu yra tikrai nenaudingi jiem patiem, bereikalingi ir niekam naudos neatneša, tačiau tai yra labiau tokios asmeninės, emocinės problemos ir, tiesiog žmogaus užsispyrimas elgtis taip, o ne kitaip ir, aišku, galiausiai pasiekmes yra tokios, kokios yra ir nieko naudingo iš to neišeina, tačiau visi tie įsitikinimai turi galiausiai savo, ir rezultatus.
Aš iš tikrųjų, kai studijavau psichologiją, skaičiau daugybę tyrimų, kad ta pirminė nuostata daugelis žmonių yra nelinkę keisti, tai yra daugybė atlikta psichologinių tyrimų. Tačiau Laura yra jau savo srities specialistė, gal galėtum pakomentuoti, o kodėl taip atsitinka, kodėl mes esame nelinkę keisti nuostatų, net jeigu jos mums yra žalingos. Labai, labai gražiai sukonstravai patį klausimą. Tikrai žmogui iš esmės yra sunku keisti savo nuostatas, savo įsitikinimus, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu atsisakai iš esmės savo vertybių ir tu paneigi savo prieš tai buvusias patirtis, kurios tau kažkaip vienaip ar kitaip iki šitos dienos leido pasikliauti. Ką tai reiškiasi? Mes esam visi labai labai skirtingi. Savo biologija, su savo ankstyvosiomis patirtimis, su labai skirtingomis situacijomis, kaip mes augom savo kilmės šeimoje, su kuo susidūrėm. Ir reiškiasi, per savo unikalų gyvenimą mes jom labai, unikaliai, specifiškai ir mes kažkuom pasikliovėme, kažkas mum veikia ir iš to mes susiformavome. Ir reiškia, šitame momente, vat kaip jūs kalbat, ar ne, kad jau yra, tarkim, neperspektyvi byla arba kažkoks, ar ne, sudėtingas įvykis, ar ne, žmogus kuom gali kliautis. Tik tai savo buvusiom patirtim, kurios jam pasitarnavo ir leido tarsi išlikti, išgyventi. Ir tikrai iš esmės yra labai sunku įsivaizduokit, kad pakeisti tas nuostatas, bet aš tikrai labai visada raginu žmogų kvestionuoti patį save, kelti savo klausimus, savo mintis tikrinti, save provokuoti, užduoti savo klausimus. Ir dar labiau yra išmintinga klausyti, ką sako savo srities profesionalų. Nebūtinai bukai ir ten visiškai tiesiogiai, ką sako, keliauti, bet, kvestionuoti patį save, tikrinti savo tiesas. Ir net visai sveika, savo artimų paklausti, ypatingai tų žmonių, kuriais, labai labai pasitikim, kurie visada buvo šalia mūsų, mums padėjo visokiose situacijose, atsargiai jų paklausti ir po to jau atidžiau, kaip aš sakau, klausytis ir specialistų ir leisti tom visokiom mintim ir iš šono, ar jie, galėtų kažkaip neprieštarauti mano tom vidiniam vertybėm, susitikrinti. Ir aš manau, čia yra labai geras dalykas, kažkaip savęs nenuneigti, bet ir būti išmintingu, klausant savo srities specialistų. Tai Laura, skamba čia tokia kaip gynybinė reakcija savęs, nes mes sudaryti iš visko, ne, iš nuostatų, vertybių, visko, savęs, savo puzlio gynybinė reakcija, kad tas puzlis nepajudėtų. Ne? Ir aš girdžiu, kad tu rekomenduoja vis dėlto skanuoti aplinką, skanuoti... Tai būtų labai išmintinga taip elgtis. Tiesiog tikrinti faktus, tikrinti net savo mintis. Aš manau, tai tokio, sąmoningo žmogaus pasirinkimas taip gyventi.